vaškas laša, tyška patikėt. vaškas ant Noriu patikėti. su plaukais neatplėštais. Pakabinki, pakabinki ant kalėdinės eglutės. Balta, balta nosinaitė nusišluostyti akims. Pakabinki, pakabinki ant kalėdinės eglutės. Balta, balta nosinaitė nusišluostyti akims. Kaip jinai erotiškai dainuoja šitą dainą. Tarsi sielos baltos varnos, rankos kyla, atsigniaužia, jau apaugusios žieve. Ant rankų krenta sniegas, pelenų, šviesumo šmiegas, ant to sniego rankos kyla. Pakabinki, pakabinki ant kalėdinės eglutės stebuklingą vėrinėlį Arčibaldo vaizdinių, kaip per ledą lekia pelės, kaip per šūksnį dega sniegas, o už lango mėnuo dega, rūksta kraterių anga. Oi. Nu, Leonora, tai kaip tau su tais gučiais vaikščioti sekasi? Puikiai. Labukas. Labukas. Pirmiausia, dėmesį, aišku, prikaustė tavo kolegė, kuo jūs vardu? Amelija. Aurelija. Šitas instrumentas, man atrodo, dažno lietuvio genė įrašytas, kad iš karto suaštrina dėmesį, nes nukelia į kažkokius tikrai nostalgiškus laikus ir tada šita daina, ir tada aš atsisuku ir aš matau šitą moterį. Ta jau jūsų kita kolegė. Ir aš biškai prisiveriau košės, jūs kviesdamas spaustos mygtukus. Va, ką reiškia impulsyviai elgiuosi. Galėjau sakyti, ne, žinok, nieko gero. Sako, Hebra, kas čia vyksta, Žiūrėti jūs lubas. neįsivaizduojat. Aš niekada negirdėjau kardiofono atlikto taip erotiškai. Ką aš galiu Kalėdos pasakyti? Aš jūsų noriu? Kas iš vis iš tikrųjų vyko. Bet kaip tu Bet buvo gerai įdomu stebėti, kaip yra vartomasi iš situacijos. Aha, tavo kūno kalba blemba ir dabar. Aš tiesiog susirgau. Ir aš vakar iš vis neatsistojau ant kojų. Ir aš dariau jau viską, kad tas 2 minutės maksimaliai. Ir kad aš pamiršiu tekstą, aš net negalvoju apie tai. Aš galiu sukurti savo. Dabar. O mes tikim. Ne problema. Tu turi kažkokio tai labai žavaus, saviironiško humoro. Ir aš to kažkaip, nežinau, gal nelabai tikėjausi iš tavęs. Ir tai, kad tu pamiršai tą tekstą ir tu pradėjai veido mimikas, tokias meilės, saviironiškas. Katinėlio. Rodyti katinėlio kažkokio. Tai ir po to dar ir priklupai. Ir kažkokia tokia laisvė iš tavęs. Ir geras humoro jausmas. Ir plus jūsų duetiškumas ir susiturėtas, bet kartu ir labai žaviai atskleistas erotiškumas veža. Ir galime tą tikrai Netakiau išnaudoti. artimus. Aurelija dainuoja ar ne? Dabar dainuos. Reikia? Reikia. Reikia, čia reikia. Reiktų. Klausą turiu, bet šiaip esu akordionistė, nežinau. Čia jau tektų jums mane pamokyti vokalo, nes aš galiu klausą turėti. Problem. Išmokinsiu ir tai. Nelaiko užantį bairių ir žodžių, tai labai gerai. O, ir kūno kalba pasikeitė, jau kaip laisvės statula. Na, aš galvoju, kadangi jau esate akivaizdu Lietuvos balse, tai turbūt reikės padirbėti prie to balso ir atrasti kažką įdomaus. Aš taip galvoju. Leido, Ameda. Aš tiek noriu būti nuleista ant žemės, aš netgi prieš savaitę Aš galiu, sutikau žinokit. dirbti kambarinę Šveicarijoje. O čia nėra nuleidimas, tarp kitko. Man Čia irgi labai tai yra- garbingas darbas. Nes aš tiek mėgstu skrajoti, Šaunuolė. skraidyti, bet iš tikrųjų tas nusižeminimas, įsižeminimas yra tiek svarbus,
Čia va, mano kostiumas visas tik iš kosmoso, ne? O aš mėgstu paprastai. Jūs esat protinga moteris, tiek, kiek aš matau. Ir tikrai galvoju, kad šį kartą reikės padirbėti su balsu. Taip. Turite 3 kandidatus, dabar aš advokatausiu kiekvienam. Manau, kad kiekvienas yra puikus savo žanro žinovas. Šiandien beje komplimentus sakiau kam? Benui, kad dainuoja puikiai savo žanrą. Kažkaip taip išėjo, bet tikrai galiu kiekvienam pasakyti ir Gabrieliai, ir Vaidui. Aš beje Vaidą girdėjau dainuojantį operą, žinot? Tai turite dabar galimybę rinktis. Aš kai buvau maža, aš svajojau būti operos dainininkė. Nuostabu. Labai gerai. Tai čia viskas sukrito. Būti princese. Tai kaip čia dabar taip? Ir tą lasdelę burtą. Bet kodėl man pats nei vienas nesisiūlo, ko jūs bijo? Tai siūlomės? Taigi Siūlot? siūlomės. Aš advokatauju. Tai Mat? Taigi žiūrėk, Lat- kiek komplimentų Nu. gavot. Gi Nu, sakau. Vaidai, tada tu. Nu tai ir viskas. Nu tai baigiam šitos bajerius. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir ten pamatysi visus Lietuvos balsas kartos dalyvių pasirodymus.